Aš esu Titas Aš esu Ieva ir mes dalyvavome Praeities stiprybė dabarčiai konkurse 3 metus iš eilės. ir mes esame kelių metų laureatai. Šis konkursas tapo tikrų kūrybinių maratonų, nes kiekvienais metais vasario mėnesį tekdavo per labai greitą laiką sukurti kokybišką ir kūrybingą filmuką, kuris puikiai perteiktų istoriją. Na, o man šis konkursas ypatingas tuo, jog atsimenu pačius pirmus metus, kuomet mes kartu visi susėdome ir mūsų pilietiškumo mokytoja pradėjo pasakoti, kaip jinai matė, kaip susidegino Romas Kalanta. Ir klausant iš tikro žmogaus lūpų, kaip jis tai matė ir patyrė, tu labiau vertini visą šią istoriją ir man tai buvo toks bendruomeniškumo dalykas labiau, kadangi mes per pirmus metus ir per sekančius 2 metus taip gerai pažinome visi vienas kitą ir taip pat taip gerai susibendravome su mūsų mokytoja. Tai aš tikrai esu dėkinga šiam konkursui ir tai buvo tikrai puikia galimybė ir atrasti savo gebėjimus animacijoje. Ir aš manau, kad tikrai sieksiu savo šiuo keliu ir taip pat toliau pažinsiu istoriją. Šio konkurso metu sukurti trumpametražiai filmai padarė didelę įtaką mūsų kūrybiniam keliui. Aš pradėjau siekti savo tikslo tapti kino režisieriumi ir taip šiais filmukais parodėme didelę meilę kino filmams bei istorijai. Taigi, mylėjai, kviečiame dalyvauti šiame konkurse. Ir ieškoti savo įkvėpimų. Pažink laisvę su konkursu Praeities stiprybė dabarčiai.